Paspaudė. Assalamu alaikum. Vienas žmogus į TikToką uždavė klausimą muftijui, dėl ko jisai taip aktyviai remia naujos mečetės statybą, nors dalis totorių tam nepritarė ir ar neturėtume atsižvelgti į jų nuomonę. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labą dieną visiems. Noriu atsakyti šitą klausimą. Kadangi kai aš buvau labai mažas, aš radau pas savo tėvą tokią knygą, kurią aš net nesupratau, kokia čia per knygą. Ir paklausiau tėvo, nes kažkokie raštai skirtingi, skiriasi ne lietuviškai, ne kita kalba, kažkokia nepažįstama kalba buvo. Ir aš paklausiau savo tėvo ir uždaviau klausimą, kas čia per knygą, iš kur jinai pas mus atsirado. Mano tėvas pasakė, kad čia yra mūsų knyga, musulmonų, visų musulmonų knyga, Šventasis Kuranas. Aš paklausiau savo tėvo, ar tu supranti, kas ten parašyta. Jisai sako, ne, kadangi buvo Sovietų sąjunga, sunkius periodas, tai neturėjo galimybės. Bet man nuo vaikystės buvo visada smalsu sužinot, kasgi ten per tą knygą, kas ten buvo parašyta. Ir kai aš tapau biškį vyresniu ir pas mane atsirado galimybė, aš pradėjau domėtis ir sužinojau, kas yra iš tikrųjų tas islamas. Ir dabar, kai mes kalbam, kodėl aš totorius noriu statyti mečetę, tai aš remiuosi būtent savo protėvių, būtent savo totorių istoriją, būtent savo protėvių religiją. Aš nekaltas, kad kai kurie mūsų totoriai pamiršo savo istoriją, pamiršo savo praeitį, nenori susipažinti su savo tikėjimu. Ir jie tiesiog netiki Allahu ir jie netiki šitą knygą, ir to, kas ten parašyta. Jeigu mes pažiūrime į savo protėvius, į totorius protėvius, jie statė tos mečetės, bandė statyti visur. Kaune buvo pastatyta mečetė, Vilniuje buvo pastatyta mečetė, buvo pastatyta Rėžiuose, ten buvo Nemėžy buvo pas mus, yra mečetės. Ir dabar yra mečetės pas mus ir buvo net tarpukarių laikotarpiu, buvo planuojama, buvo net pastatyti mūrinė mečetė Vilniuje, ant tos, kur buvo sena mečetė, kur dabar yra mečetės gatvė. Tai aš priešingai neišdaviau savo protėvius. Aš ėjau savo protėvių kelių, išmokau šitą kalbą, šitą tikėjimą ir aš tęsiu tą, ką mūsų protėviai darė. Ir tiek. Ir jeigu mes kalbėsim apie Vilniaus mečetę, tai mūsų totoriai, mūsų protėviai surinko finansavimą, surinko lėšas, pinigus, gavo leidimą statyti tą mūrinę mečetę. Tai aš niekam nesiskiriu nuo savo protėvių, totorių. Bet tie totoriai, kurie šiandien šaukia, rėkia, kad mums nėra mečetės, tai būtent tie žmonės, tie totoriai nutraukė savo ryšį su savo protėviais, nutraukė savo ryšį su mūsų kultūra, su mūsų tikėjimu, su šia knyga. Tai aš manau, tokios žmonės, jeigu jie nutraukia ryšį su šia knyga, tai jie gali su save tapatinti su kažkokiu kitų tikėjimų, su kitokių kultūrų, negu su mūsų protėvių tikėjimu ir kultūra. Nes mūsų protėvių kultūra ir tikėjimai buvo tas pats. Pas mus nebuvo kažkokio totoriškų švenčių. Pas mus nebuvo kažkokio totoriškų kultūrų namų. Pas mus buvo vien tik mečetės arba islamo musulmoniškas šventės. Tai čia normalus dalykas, jeigu kažkas tiki ir eina savo protėvių kelių, tai čia viskas normalu. Ir dabar jeigu kažkas labai keista, man labai keista, kad tie žmonės atsisako savo kultūros, savo protėvių kultūros ir tikėjimų. O čia yra keista, kad jie nenori eiti tų kelių. O tas dalykas, kad aš noriu, kad būtų mečetė Vilniuje, tai mano protėviai, totoriai, kurie buvo būtent tais laikais, ir jie ir norėjo pastatyti tą mečetę. Tai aš nemanau, kad problemų pas mane, problemų pas tos žmonės, kurie
atsisako savo tikėjimo, savo istoriją ir kultūrą. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.